Gerai, ačiū. Tai sveiki visi. Tai informuoju, kad renginys bus įrašomas, įrašas patalpintas mūsų tinklapyje kartu su skaidrėmis. Renginio metu mikrofonus laikykite išjungtus ir jeigu turite klausimų, kaip minėjo, tai tikrai galite klausti, nutraukti mane ar rašyti ir diskutuosim. Tai sveikinu visus tapusiais iš pareiškėjų paramos gavėjais. Tai gana nemažas žingsnis padarytas. Ir tik primenu, kad kontrolės laikotarpis yra 3 metai nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Nuo to momento, kai gaunat paskutinį kartą pinigėlius į savo sąskaitą. Nuo to momento 3 metai. Kontrolės laikotarpis netaikomas veiklos projektams, minkštiems, išskyrus išimtinius atvejus, kai per tuos projektus yra įsigyjama ilgalaikio turto. Norim priminti, kad pagrindinis dokumentas yra paramos sutartis arba raštas minkštiems projektams, nes jiems sutartis nesudaroma. Tai tas raštas, kurio gavote informaciją apie paramos skyrimą, yra jūsų pagrindinis dokumentas. Ten nurodyti ir terminai, sumos, parametrai išlaidų, rodikliai, kurios reikia pasiekti, įsipareigojimai ir kiti dokumentai. Tai yra pagrindinis toks kaip įrodymas, špargalkė, kur pasižiūrėti, kokią ten man skiria sumą, ko aš ten tikrai tiksliai turiu įsigyti. Aišku, ir paraiška, ir verslo planas yra neatsiejama viso projekto ir paramos sutarties dalis. Ir štai prasideda pats projekto įgyvendinimas. Tai pirmas darbas, kaip ir stengiamės tikrai visiems parašyti laiškus, kuomet jau matom, kad jūs ar pasirašėte sutartį, arba gavot raštą dėl paramos skyrimo. Tai pirmas darbas yra viešinimas. Tai per 20 darbo dienų, tai yra per 1 mėnesį nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo, kad skirta parama, čia tuo atveju, jeigu tik raštą gauna, ten yra nurodyta, kada buvo sprendimas priimtas jums skirti paramą. Turit paviešinti apie projektą. Tai būtinai turit paviešinti interneto svetainėje, jeigu tokią turite, ir bent vienam socialiniam tinkle. Tai, jeigu svetainės neturi, tai užtenka ir Facebook arba Instagrame paviešinti. Tas aprašymas tai turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Tai reiškia, kai ir taikomas, tai iki tos 3 metus kažkur turi būti lengvai randamas. O jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio išmokėjimo dienos, čia minkštiem projektams. Ilgalaikiam matomumui naujienų rubrika nenaudojama. Nepraleiskit šito reikalavimo, pasidarykite ekrano nuotrauką ir saugokit nuorodą kažkur kompiuterį aplankę, kur po to galėtumėte man nusiųsti nuorodą, kurie galėtų atsidarę tam Facebook ar kažkur rasti jūsų įrašą. Nuorodą pridėjau viešinimo taisyklės ir 3 logotipai yra patys svarbiausi. Tai bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir kadangi čia yra tokia kaip lyder priemonė, tai 2 ženkliukai Lietuvos lyder ir lyder bendruomenių inicijuota vietos plėtra. Pridėjau savivaldybės ženkliuką, nes dažnu atveju savivaldybė prisėda prie projekto, tai galbūt būtų gražu įdėti ir savivaldybės logotipą prie visų šitų. Kas turi būti tam viešinime, tai trumpas aprašymas apie kokios bus veiklos, tikslai, rezultatai, projekto numeris, vertė ir tie logotipai. Dar svarbu paminėti, kad bendrai finansuoja Europos Sąjunga, mėlynas logotipas neturi būti vienoje plokštumoje su kuo žalsvu chaki spalvos logotipu. Tai jeigu įmanoma kažkaip juos išmėtyti po skirtingus puslapio kampus. Viešinimas 2, tai antras viešinimo etapas yra jau, kai jūs iki projekto pabaigos reikia tą viešinimą atlikti. Tai čia priklauso nuo paramos sumos. Tai jeigu parama yra lygi arba viršyje 10 000, iki galutinio mokėjimo prašymo visuomeniai turi gerai matomoje vietoje pakabinti bent vienas nemažesnis nei A3 formato plakatas. Tai jeigu jūsų parama yra 10 000 arba daugiau, nuo 10 iki 50, tai užtenka A3 formato plakato. Turi kabėti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. O jeigu parama viršyje 50 000, tai turi būti pastatomas aiškinamasis stendas, bet nėra nurodyta jo dydžio.
Tai mes rekomenduojam, kad tas aiškinamasis stendas būtų didesnis nei A3 formato, A2 arba ten, kokio jums ten, kaip jums ten gražiai išsidėlioja ir kokio ten norisi. Gali tai būti lygiavertis elektroninis ekranas, jei paramos gavėjas tokį turi. Bet aišku, vėl ta informacija turi tame elektroniniame ekrane kaip ir ar kartotis nuolat ir kai pagalvoju, kad tai turi būti iki kontrolės laikotarpio pabaigos, tai geriau rekomenduojam tą aiškinamąjį stendą arba pasidaryti arba kažkokį plakatą. Yra tokia rekomendacija naudotis automatinę plakatų, lentelių ir stendų rengimo priemonę, įdėjau nuorodą. Tai ten tiesiog pasirenkat dydį, aš galiu iš tikrųjų atidaryti. Turbūt nesimato dabar, aš tik atlaukit, pasidalinsiu ekranu kitaip. Čia jūs turit pasirinkti, ar tai plakatas, ar tai stendas, jo formatą, tarkim A3 plakatas, projekto pavadinimas, tikslas, pradžia, pabaiga, vertė, jūsų svetainė, čia man dabar neleis, bet vėliau ten galite įkelti ir logotipus, savo logotipą, tos viešinimo ten iš tikrųjų duoda, šitam generavime tai duoda tą bendrai mėlyną logotipą, bendrai finansuoja Europos Sąjunga, bet jūs papildomai galite įdėti ir lyder tos du logotipus ir susigeneruoti. Tai šitą reikia pasidaryti iki projekto pabaigos ir kartu su mokėjimo prašymu reikės pateikti nuotraukas, kad tas viešinimas kabo pas jus kažkur projekto įgyvendinimo vietoje. Kartu su viešinimu atsiuntėme ir įgaliojimus prisijungti prie 2 NMA sistemų. Žumis ir informacinis portalas, infoportalų mes jį vadinam. Taip, NMA turi tokias 2 sistemas, tai daugiausia darbo visokio pateikti dokumentus reikės per Žumis sistemą, kairėje pusėje, o informacinis portalas irgi parodysiu, ką ten galima matyti terminus, matyti ar pateikė, matyti ar užsakyti pinigai, kaip įvertintas jūsų mokėjimo prašymas. Svarbus aspektas, kad net organizacijos ar įmonės vadovas ar direktorius automatiškai nemato ir negali prisijungti prie organizacijos, reikia pateikti įgaliojimus. Tai 2 įgaliojimo formos, atskirai kiekvienai sistemai, pasirašykite ir nusiųskite NMA dokumentai@nma.lt. Antspaudas yra būtinas, jeigu įmonė tokį turi, tai tokiu atveju reikės pasirašyti ranką ir nuskanuoti. Įgaliojimo čia Žumis. Įgaliojimas prisijungti prie Žumis, tai rašoma kontaktai, priemonę reikia rašyti. Tai priemonė yra bendruomenių inicijuota vietos plėtra lyder, vietos plėtros strategijos 23-27 metų. Ir uždedat visur varneles, kad tai yra pateikti paraiška, mokėjimo prašymas, ir ataskaitos, ir peržiūrėti duomenis, ir žemiau rašot kontaktinius duomenis, vardas, pavardė, asmens kodas ir elektroninis paštas to žmogaus. Nusirodykit visada daugiau asmenų, jeigu yra poreikis, tai galit ir duosim duomenis, galit ir mus įrašyti, kad mes galėtume matyti kažką duomenis, kad jums pagelbėti, nes mes jūsų Žumyje irgi pateiktų dokumentų taip automatiškai nematome. Ir įgaliojimo laikas, tai nusirodyti, įvertinti, kad projekto įgyvendinimo metu ir dar 3 metai, jeigu kontrolė taikoma, tai kokių 35 čia neribojama tai įgaliojimo galima. 2090 pateikti. Kristina, matau, ranką kelia gal. Aš norėjau paklausti iš karto, kai generuojamas tas paveikslėlis viešinimo, pats paveikslėlis ar yra privalomas į stendą, tarkim? Arba į elektroninį stendą? Kieno paveikslėlis turite omeny? Kažkoks sugeneruotas kaip nuotrauka ar kažkokia asociacija į tą patį projektą? Ten yra plakatų, lentelė ir stendų rengimo priemonė. Tai ta rekomenduojama. Tai jeigu jūs norite padaryti įrašą tinklapį arba svetainiai, tai
nebūtina su juo naudotis, nes jums reikia ten biškai daugiau informacijos pateikti ir apie rezultatus, ir apie tikslus, jeigu apie tą pirminį viešinimą kalbam. Nes pirmas viešinimas yra per vieną mėnesį, kai jums skirta parama, informuoti visuomenę, kad jums skirta parama, tokia suma, vyks tas ir tas, tokia suma ir tuos viešinimo ženkliukus susidėti. O vėliau kitas etapas, jau kai jūs įgyvendinat ir einat prie pabaigos, jums reikia pasikabinti nemažesnį nei A3 formato plakatą arba aiškinamąjį stendą, jūsų atveju čia bus didesnė suma, aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje kaboti, nes tas yra toksai elektroninis viešinimas, kad pas jūs į svetainę nuėjęs, pas jūs į Facebooką nuėjęs, žmonės mato, kad jūs vykdot. O antras viešinimas yra projekto įgyvendinimo vietoj kabo. Aš jau pro šalį ir pamačiau, kad čia toks projektas vyksta. Tai pačia ir naudojam tą sistemą plakatui kurti ir lentelį. Bet Kristina klausia, ar gali kažkokiu savo paveikslėlių, kaip suprantu, dėtis. Tai jie nebūtini, bet tikrai gali dėti. Plakatai atrodo gražiau tada. Nes ten toks šablonas mėlynas, baltai ir tekstas. Bet jeigu įdėsit savo kažkokiu, tai Taip. nuotrauką galima. Tai mums šiuo atveju užtenka tik tai pačio ekrano elektroninio. Ar, tarkim, konkrečiai, jeigu mes darom stadioną, tai ir stadione turės būti tas stendas atskiras. O ekranas turite omeny, kur ekranas yra? Savivaldybėje mes turime ekraną. Na, turėtų kaboti projekto įgyvendinimo vietoje, vis tiek kažkoks aiškinamasis stendas. Kaip pareiškėjas savivaldybės, kaip pareiškėjas Rumšiškių kultūros centras pas juos, ta prasme. Užtenka pas mus. Aš dar turiu klausimą dėl to pirmo etapo viešinimo dabar į Facebooką. Aš, tarkim, įsidėjau, bet mano tie ženklai vienoje plokštumoje. Tai man perdaryt? Gal tada vėliau pasižiūrėsim ir Gerai. konkrečiu atveju. Tai galim važiuojam toliau. Prie žūmis prisijungti. Tai tiesiog spaudžiam prisijungti ir prisijungus turėtumėte matyti savo vardą pavardę ir kad jums yra suteiktas tokios organizacijos įgaliojimas. Ir jūs veikiat jos vardu. Ir yra tokia grafa teiktinų bylų grafikas. Čia yra viena svarbiausių, kur matosi apibraukta raudonai mokėjimo prašymas. Ar ne, matome datą. 26 metų birželio 30 dienos. Priemonė, numeris matosi ir va ta juoda rodiklytė, tai ją paspaudus prasideda mokėjimo prašymo pildymas elektroniniu būdu. Kai jūs jau ten atidarot, kažką pakoreguojat, išsaugot, uždarot, galbūt vėliau grįšit, jūs tą savo dokumentą matysit prie nepateikti dokumentai, nes jūs pradėjot pildyti, jūs jo nebaigėt ir nepateikėt, tai jis nepateiktas, nepateikti dokumentai. Jūs ten galėsit matyti toliau jį pildyti. Info portale, kaip minėjau, tas kitas įgaliojimas, jūs galite matyti informaciją apie savo planuojamus mokėjimo prašymus, pavyzdžiui, datas, ar pateikta, nepateikta, apie gyvenimo ataskaitas, pavyzdžiui, galutinė projekto ataskaita, kai baigiam projektą, ar pateikta, ne, ir po to, kad reikės 3 metus metinės teikti, o kai jau pateikė, dešinėje apačioje matosi, kad ar pateikta taip, vertinimo rezultatas, vertinta teigiamai, tai va tokia bendra informacija matoma. Pildom per žūmis, o stebim per info portalą. Svarbus aspektai, kuriuos galbūt dažnai pamiršta arba tokios kaip dažniausios klaidos, atrankos kriterijai. Tikrai rekomenduoju atsiversti jau projekto pabaigoje, pasižiūrėti, už ką gavot atrankos balų ir tuos atrankos kriterijus reikia visus planuotus įvykdyti. Pavyzdžiui, čia kaip kelis pakopijavau, kad projekto numatytos veiklos atitikti visuomenės poreikius su sveikata, maisto vartojimu, sveika gyvensena, tai reikia irgi įrodymų, nes atmačiau, kad keletas projektų irgi įsirašė, kad vykdysim veiklas, pasikviesim žmonės, šviesim apie tai, bus organizuota tai.
tai vis tiek tai yra tikrinama projekto įgyvendinimo pabaigoje, na, aišku, tą mokėjimo prašymą ir viską vertins agentūra, tai gal jie pasižiūrės, gal jie nepasižiūrės, bet jūs kaip ir sąžiningai turit įvykdyti viską, ką nusimatėt ir už ką gavot balų. Jeigu paramos prašoma ekonominiai veiklai, pavyzdžiui, gamybai, čia verslo priemoniai, tai, nežinau, registrų centre ten fiksuojasi veiklos VMI, turi būti užregistruota ta veikla. Pavyzdžiui, jeigu šita sekcija, ne gamyba, tai ten turi būti tas jūsų numatytas numeriukas užregistruotas. Ar ten mokesčiai pagal įmokami, arba kai teikiat finansės ataskaitas, man atrodo, ten reikia pasirinkti pagal kokią veiklą pagal varką vykdyti. Ten rekomenduojam šito nepraleisti, ten tikrina. Jeigu numatyta tikslinė grupė jaunimas ir jaunos šeimos, tai vėliau kaip jūs apsirašėte? Jeigu tai yra stadionas pritrauks jaunimo, na, tai kaip ir natūralu, jūs čia nieko neįrodysit, padaro stadioną, ar ten, ar net treniruoklį, ar kažkas ten vaikų žaidimo aikštelė. Bet jeigu, pavyzdžiui, nusimatėt kažkokį renginį ir kad tai dalyvaus 5 jaunos šeimos, tai, na, kažkaip galėtumėt sąrašuose juos įvertinti, kad, nežinau, piratą jauna šeima ir jie ten parašo, taip, mes jauna ten ar kažką. Kažkokio tokio įrodymą rekomenduojame turėti. Na ir kiti atrankos kriterijai, tai sakau, persižiūrėkit paraiškas. Terminai, tai kokie svarbiausia, mokėjimo prašymo pateikimo terminai, jų nepražiūrėti, nes už vėlavimą yra sankcijos, prekių pristatymo terminai, darbų atlikimo, apmokėjimo terminai. Tai čia, kai jau susirašot kažkokią sutartį, tai tikrai atkreipkite dėmesį ir įsidėmėkit, kad kada jūs turit sumokėti, ar tai avansas iki kažkurios dienos, per tiek dienų nuo pasirašymo, tai nepraleisti tų terminų, kada jums turi pristatyti prekes ir atlikti darbus, nusimatyti darbų kažkokias pratesimą dėl kažkokių galimybių. Tie terminai tikrai svarbus ir juos tikrai skaičiuoja ir žiūri. Parametrai. Kai teikiat paraiškas, nusirodėt pagrindinius parametrus, kad tai lygiavertės kažkokias prekes pirksit. Tai tie parametrai pagrindiniai persikelia į paramos sutartį, arba tą raštą paramos skirimo, turi kažkaip atsispindėti sąskaitose ar sutartyse. Tai nežinau, prie sutarties kartais galima tiesiog perkama prekė ar ne pavadinimas pridėti kaip priedą tą patį komercinį pasiūlymą, kuris buvo teiktas. Tai kaip ir visiems aišku, kad jūs įsigijote tą pačią prekę. Parašai. Tikrai kartais pamirštama pasirašyti dokumentą, ar tai elektroniniu parašu, ar ne, kai gaunat kažkokį. Tai tiesiog tikrai viską fiksuokit ir saugokit. Jeigu elektroniniai parašai, tai kompiuterį, jeigu tai yra mėlyni tikri parašai, tai kažkur originalus turėkite. Pirkimai. Perkančioji organizacija. Jeigu esate, tai vadovaujatės viešųjų pirkimų įstatymu. Pagal taisyklės yra privalomas išankstinis planuojamų pirkimų dokumentų vertinimas, kai numatoma vertė virš 30 000 eurų PVM. Tokius dokumentus reikia pateikti iš anksto tokiu atveju, tačiau iš ankstinio nereikia bendrosioms išlaidoms ir pirkimams, atliekant per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, CVPI, taip vadinamą. Tai kiek mes žinom, tai kad per CVPI lygtais reikia pirkti, kai pasiekia pirkimas 15 000, tai realiai dažniausiai atveju tada virš 15 pirksit per CVPI, iš ankstinio nereikia, o iki 15, jeigu pirksit ne per CVPI, tai derinti irgi nereikia. Įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimą atlieka nacionalinė mokėjimo agentūra. Jeigu esat neperkančioji organizacija, tai čia dauguma verslo ir bendruomenių, jeigu perkat prekes ar paslaugas, kurių pirkimo vertė daugiau ar palygus 70 000 be PVM, arba darbus, kurių virš 174 000, tuomet jūs turit vadovautis NMA pirkimo taisyklėmis. Man atrodo, pas mus galbūt tokių net nėra, bet jeigu, tarkim, jūs prekės pabrango, ar ne, pavyzdžiui, nusimatėte 60 000 kažką, o dabar perkat, ir staiga ta prekė 71 000, ar ne, be PVM. Tai tokiu atveju jums reikia pirkimą atlikti pagal taisyklės, tai nežinau, galim konkrečiu atveju, jeigu jums atsitiko toks atvejis, tai galim pakalbėti, pakonsultuosim, kaip tą atlikti. Jeigu šitos sumos jūsų pirkiniai neviršė šitų sumų, tai jūs tiesiog perkat iš mažiausią kainą pasiūliusio, to, kai 3 komercijus surinkot su paraiška ir sudarot sutartį ir inicijuojat pirkimą.
Mokėjimo prašymo būdas. Jūs jį pasirinkote prieš pasirašant sutartį, tai išlaidų kompensavimas, kaip pareiškėjas pats viską nusiperka ir jam tik sukompensuoja. Išlaidų kompensavimas su avansu, tai čia galbūt vienas iš dažniausių. Tai labai svarbu, kai gaunat avansą ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti pirmą mokėjimo prašymą. Ir jeigu per 3 mėnesius nepradedat, tai per 5 dienas privalot grąžinti avansą. Paskutinis mokėjimo prašymas yra daugiau arba lygų avansui. Tai šito nepamiršti. Ir trečias būdas yra sąskaitų apmokėjimas, kuomet jūs perkat, sumokat tik tai savo indėlį, o visos paramos sumos pareiškėjas teikėjas palaukia. Tai labai svarbu, kad kai jau jūs pateikėt mokėjimo prašymą, gaunat pinigus į sąskaitą per 3 darbo dienas, nuo lėšų gavimo privalot visiškai atsiskaityti su tiekėjais ir informuoti ANMAP atsiskaitimo faktą, parašyti raštą ir pateikti banko išrašą, kad pervedė. Keitimai. Galimi tam tikri keitimai. Tai projektą įgyvendinti galima iki 29 balandžio 30. Pakeisti paramos sumas tarp mokėjimo prašymų. Patį mokėjimo prašymą pavėlinti. Išlaidos, nedidinant paramos sumos, pagal išlaidų kategoriją gali keisti dėl prekės techninių parametrų, dėl prekės komplektacijos. Naujų išlaidų kažkaip įsitraukti, tai tikrai negalima, bet galima, kai kažkas atsitinka, kažko nebegalima nusipirkti, tai galima keisti į tos pačios kategorijos išlaidą, bet čia tokie atskiri atvejai, reikia labai pagrysti priežastį, kodėl ten atsitiko ir į ką jūs norite keisti. Kai dėl tam tikro netinkamo vykdymo reikia pakeisti finansavimo šaltinį ar būdą, arba kai perskirstomos paramos lėšos, kai atlikus pirkimus paaiškėja, kad vienų išlaidų poreikis padidėjo, kitų sumažėjo. Na, čia tokie išimtiniai atvejai, kada tai galima keisti sutartį. Partnerystė, nepamiršti, jeigu nusimatėt tai gyventi su partneriais, tai vykdyti jungtinės veiklos sutartį ir ten, jeigu numatyti kažkokį įnašą, juos įnešti, veiklos, tai jas atlikti. Gali atsitikti taip, kad partneris netinkamai veikia ir reikia neįmanoma įgyventi projekto, tai tada ten reikia imtis veiksmų, pranešti ANMA ir ieškoti kito partnerio. Na, jeigu partnerio kito neįmanoma ir man sprendžia, kad dėl partnerio projektas neįmanomas, tai čia paramos susigrąžinimas, tai tikrai laikykite su partnerystės principu. Savanoriški darbai, turime keletą projektų, kur yra numatyti savanoriškai, tai irgi apie tai turim paminėti. Juos organizuoja projekto vykdytojas, vyksta projekto įgyvendinimo metu, iš anksto informuojama agentūra, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms savaitę iki tų veiklų pradžios. Tokią pirmą lentelę turi nusiųsti, po to viskas fiksuojama savanoriškos veiklos laiko apskaitos lentelėje, kita lentelė, mes tas lenteles turime, galėsime pasidalinti, kam aktualu. ANMA vykdo savanoriškų veikų atlikimo vietoje tikrinimą. Ir įkainis yra 1 valanda 14,60 €. Draudimas. Čia išsiskiria truputėlį reikalavimai kvietimams, tai kvietimams numeris 1 ir numeris 2 dar galiojo reikalavimas apdrausti turtą, kuriam privaloma teisinė registracija. Na, tai automobiliai, nekilnojamas turtas, tai didžiausių turto atkuriamosios vertės draudimu nuo galimų visų rizikų gyvenimo laikotarpiu, o vėliau likutinė vertė. Kartu su mokėjimo prašymu, tokiem pareiškėjim, kurie pagal antrą kvietimą įgyvena projektus, reikia pateikti turto draudimo dokumentus, civilinės ir kasko ir apmokėjimo įrodymą, banko išrašą. O kvietimams nuo 3., 4., 5., tai dabar 6, kuris vyksta, nėra reikalavimo apdrausti netgi registruotą turtą, tiesiog yra taip parašyta, kad įvykus įvykių, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramom lėšom įsigytas sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atkurti apdraustą ir neapdraustą turtą, ne mažesnė vertė, ne blogesnių parametrų. Tiesiog čia savo rizika. Tai jeigu yra galimybė, tai tikrai rekomenduojam galbūt apsidrausti, jei kažkokį brangesnį turtą turite, nes jei kažkas įvykti, turėsite atkurti savo lėšomis. Ir tokia pastabėlė, kad kvietimas numeris 3 buvo toks pereinamas, kai jau
reikalavo drausti ir po to nebereikalavo. Tai kvietimo numeris 3 verslo kvietimo pareiškėjai turi pasitikrinti paramos sutartis, nes buvo atveju, kad dar įrašė į paramos sutartį, išliko tas punktas apdrausti, kaip aukščiau nurodytas, kad jiem privaloma drausti. Bet iš tikrųjų jiem neprivaloma ir jeigu tai aktualu, tai jeigu jūs neturit registruoto turto, tai jums tos sutarties, jums tiek tada kaip ir nėra reikalavimo apdrausti. Bet jeigu turit kažkokį automobilį ir, nežinau, pavyzdžiui, norit civilinių, nenorit kasko, tai reikėtų pasikeisti paramos sutartį. Tiesiog pasižiūrėti šitą punktą savo sutartyse. Na ir projekto pabaiga. Matot, kaip greitai įgyvendinom projektą, perbėgom per svarbiausius aspektus. Mokėjimo aprašymas. Tai, aišku, įgyvendinant projektą, galbūt nusimatėt vieną mokėjimo aprašymą, po to antrą, trečią, galbūt tik tai vieną, bet tas kalbame dabar apie kiekvieną tų mokėjimo aprašymą, bet svarbiausia kaip ir pagrindinis, ar ne, mokėjimo aprašymas paskutinis. Tai pagrindiniai dokumentai yra sutartys, sąskaitos, banko išrašai, priėmimo perdavimo aktai ir kiti, tai viešinimo nuotraukos, finansinės ataskaitos, kai taikoma, darbo sutartys, kai taikoma, ilgalaikio turto kortelės, kai įsigyti ilgalaikio turto registracijos dokumentai, dalyvių sąrašai, draudimo dokumentai, statybų užbaigimas ir kiti su to susiję dokumentai, savanoriškų darbo apskaitos lentelė. Prie mokėjimo aprašymo pateikiami dokumentai doc, nuotraukos, Excel tinkami, adokai yra netinkami pateikti kaip priedai. Ir dar toks svarbus, kad aišku, kai teikiat sutartį, pavyzdžiui, su kažkokiu tiekėju, tai aišku, kad neturi būti pasirašyta pateikiama, bet, pavyzdžiui, jeigu teikiat kažkokį, nežinau, raštą savo, kažkokį parašot paaiškinimą ar kažką, arba ten nuotrauką, tai pasirašyti to dar jum atskirai papildomai teikiant per žumis mokėjimo aprašymui nereikia, nes kaip ir jūs jau prisijungiat prie žumis, turit įgaliojimą, prisijungiat ir tai jau identifikuoja jūs kaip įmonės atstovą ir kaip ir jau pasirašyti papildomai nereikia. Tai galutinis mokėjimo prašymas teikiamas per žumis ir su galutiniu mokėjimo prašymu, galutiniu, turi būti pateikta ir projekto įgyvendinimo ataskaita. Kaip matot, jos eina kartu ir tikrai rekomenduojam tą pačią dieną. Jeigu pateikiam mokėjimo prašymą, tai tą pačią dieną pateikiam ir projekto įgyvendinimo ataskaitą. Ir žemiau dabar pateiksiu keletą ekrano nuotraukų iš mokėjimo prašymo, kaip jis atrodo. Tai pirmas skiltis yra projekto kontaktai. Įgyvendinimo vieta, telefono numeris, atsakingas asmuo. Antra grafa yra apie projekto viešinimą. Tai tokiais klausimai svarbus. Tai ar viešinote projektą? Taip. Ar šiame mokėjimo prašyme esate gavę paramą iš kitų fondų? Ne, tik iš šito. Iš kitų fondų negavome. Trečias, deklaruojamos išlaidos. Tai čia bus automatiškai jau nurodyta, kokia jums mokėjimo prašymui skirta paramos suma. Kokios yra išlaidos, jūs tik turėsite suvesti sumas be PVM, PVM suma, deklaruojama išlaidų suma, skiltis yra, jeigu jums PVM yra tinkamas, tai rašot sumą su PVM. Jeigu jums PVM netinkamas, tai rašot sumą be PVM. Įskilti deklaruojama išlaidų suma, tai yra nuo tos, kurios skaičiuos jums paramos intensyvumą ir skirs paramą. Tai šito nepamiršti, jeigu atsitiko taip, kad jūs įsigijote brangiau negu planuota, ar ne, nežinau, planuota 1000 eurų, įsigijot už 1100, ar ne, vieną daiktą, tai čia ir surašot sumas, kad 1100, PVM, bet deklaruojama išlaidų suma turėtų būti 1000, ta, nuo kurią jums skyrė paraiškoje. Na, tai čia automatiškai viską paskaičiuos ir, jeigu jūs suvesit daugiau ir jums iškart mes raudonai, kad jūs prašot daugiau negu, pavyzdžiui, leidžiama paramos suma. Yra tokie saugikliai. Ekonominė klasifikacija, tai tiesiog nurodot, ar tos išlaidos yra ilgalaikis turtas, jeigu pirkat kažkokį daiktą ar ne, ir jis ilgalaikis turtas, tai ir pasirenkat. Jeigu tai sąnaudos kažkokios, tai į sąnaudas. 5. dalis pateikiami dokumentai. Tai, kaip ir minėjau, pagrindiniai dokumentai, sutartys, sąskaitos, banko išrašai, aktai, finansinės ataskaitos, išankstinės PVM sąskaitos pateikiamos atskiroje grafoje, draudimą patvirtinantis, čia
paskolos sutartis, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, įgyvendinat su paskola, tai reikia pateikti ir paskolos sutartį mokėjimo prašymų. Kiti dokumentai čia labai svarbu, pavyzdžiui, nėra čia apie viešinimą, nėra tam tikrų 30 yra kaip ir pridedamų dokumentų grafų, tačiau kelių svarbių grafų nėra, tai jei kažko nerandat, sudėkite į kiti dokumentai. Tiesiog čia įkelia dokumentą, čia galite parašyti baltoje skiltyje viešinimas, dalyvių sąrašai, automobilio registracija, dar kažkas ir po to čia parašot pilkame langelyje, jis pasidarys baltas, kai įkelsit dokumentą, kad ten 5 lapai, 10 lapų. Finansai, nepamiršti, kad yra taikomas ekonominio gyvybingumo rodiklių skaičiavimas, tai taikomas tikrai ne visiems projektams, tai tiesiog norim paminėti, kad projekto įgyvendinimo metai tais metais yra netaikomi rodikliai. Tai jums, kaip ir baigiant projektą, nėra reikalavimo būti pelningam ar ten neturėti daug skolų. Tačiau kontrolės pirmi metai jau turėtų būti atitinkantis rodiklių tas kritinės reikšmės. Aišku, reikia pasižiūrėti, ką jūs planavote savo verslo planuose. Bet, aišku, ten buvo planas, gyvenimas yra faktas, bet va šitos reikšmės jos neturėtų būti peržengiamos. Rodikliai, labai svarbi dalis. Čia įrašėm visus, kurie taikomi nuo 1 iki 5 kvietimo, čia ir šitas pristatymas, tai R37 darbo vietų kūrimas, ar ne? Pateikiam darbo sutartį. Labai svarbu, kad turi būti išlaikytos darbo vietos sukurtos iki paraiškos pateikimo. Šito nepamiršti faktą. R39 kaimo įmonių skaičius. Tai viena įmonė. Tai čia automatiškai čia nieko teikti nereikia. R41 kaimo gyventojų, kuriems naudojantis parama, pagerintos galimybės naudotis paslaugomis ir infrastruktūra. Tai pavyzdžiui, 275 kaip pavyzdys buvo nurodyta. Tai pagrindžiama statistiniais vietovės duomenimis. Tai jūs jau paraišką teikdami tai grindė, tai ir įgyvendinimo ataskaitoje, ta, kuri teikiama kartu su mokėjimo prašymu, kaip atskiras dokumentas, turit kažkaip aprašyti, kad jūs tai pagrindė. Tai galutinių naudos gavėjų skaičius projekto įgyvendinimo vietoje. Pavyzdžiui, tam kaime, ar ne, tai Rumšiškės, pavyzdžiui, ar ne, tai kaip ir ten nurodė, tai čia tiesiog galima pakopijuoti iš paraiškos. Aišku, skaičius priklauso nuo projekto specifikos. Gali būti, kad naudą gaus ir visa VVG teritorija, visas rajonas arba keleto kaimo gyventojai. Tai čia priklauso nuo specifikos. R42 asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai skaičius. Tai dažnu atveju čia buvo 5. Čia galbūt aktualu minkštiems projektams, nes jie turi traukti tokius asmenys į savo projektus. Tai įtraukiami mažiau galimybių turintys asmenys, vaikai, senjorai, nutolusiuose kaimiškose vietovėse, daugiavaikės šeimos, migrantai, neįgaliai, bedarbiai ir panašiai. Turi vis tiek būti kažkokie pagrindžiantys dokumentai. Na, tai jeigu senjorai, ne, tai galbūt jie galėtų pateikti savo ten kokį senjoro pažymėjimą, nors aš girdėjau, kad jie, pensininko pažymėjimą, tai kad jie nenori to daryti. Tai nežaugavom kaip ir tokią rekomendaciją iš kolegų, kad su sąrašu dalyvių, ar ne, jeigu kažkokia šventė, ar tai kažkokia išvyka, ten kokį 30 žmonių ir nueini pas seniūną ir jis patvirtina sąrašą, pavyzdžiui, rašydamas, kad taip, šiame sąraše yra 5 asmenys, kuriems taikomi socialinės įtraukties projektai. Na, ten kažkokį socialinį aspektą. Tai galbūt tai galėtų pagelbėti. Dabar aktualu socialiniam ir bendruomeniniam verslui. Tai kvietimui numeris 2. Tai vis vykdomas pagal socialinio bendruomeninio verslo gaires ir ten yra poveikio rodikliai. Tai nepamiršti, ką nusimatėte. Nepamiršti, kad daugiau nei 50% pajamų gauti iš ekonominės veiklos, kad parama, labdara, dovanos, lėšos funkcijoms vykdyti negali būti laikomas pajamomis iš ekonominės veiklos. Po projekto įgyvendinimo kartu su metinė ataskaita sąnaudų pagrindimo aiškinamasis raštas, kuris tampa neatsiejama dalis finansinės atskaitomybės. Pagal logiką suprantam, kad kai socialinis poveikis ir rodikliai pasiekiami, kai baigus projektą, baigiai, tada vienus metus vykdai, uždirbi kažkokias pajamas
Ir tada tik antraisiais kontrolės metais tu fiksuoji, suskaičiuoji, kiek tu gavai pelno ir tą pelną tu gali reinvestuoti, nes turi investuoti 100% gauto pelno. Tai pagal logiką tik tai antraisiais kontrolės metais galima gauti, pasiekti kažkokį socialinį poveikį, kad paskirti tas reinvestuotą pelną. Bet būna projektų, kaip pavyzdžiui, jie savo veikla vykdoma jau kažkokį poveikį daro. Na, jiem nereikia uždirbti pelno, ne? Jie ten kažkokia su vaikais daro kažką. Tai faktas, kad jų jau įgyvendinimas, jų projekto vykdymas, jau tie pirmieji kontrolės metai jau bus tas poveikis. Norim paminėti, kad jeigu nepasiekia numatytų socialinių poveikio rodiklių, tai gali būti taikoma sankcija, bet yra 30% toks galimas nukrypimas, jeigu jis yra paaiškinamas ir pagrįstas. Reikia atminti, kad kontrolės laikotarpis yra 3 metai nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Netaikoma veiklos projektams išskyrus, kai ilgalaikis įsigijimas, kasmet teikti metinę ataskaitą per žūmis iki gegužės 1 dienos. Už paskutinius nepilnus metus ataskaitos teikti nereikia. Pavyzdžiui, jei kontrolė baigsis kokiu 29 lapkritį, tai už 29 ataskaitos metinės teikti 30 nereikės. Be NMA sutikimo negalima pakeisti juridinio asmens dalyvių sąrašo, akcininkų, dalininkų, narių ir panašiai, arba jų turimų akcijų, pajų ar kito kapitalo dalių skaičių. Įsipareigojimas netaikomas asociacijų narių pasikeitimui. Na, asociacija vieša, atvira, jinai juk gali priimti narius. Tai čia daugiau taikoma privačiam verslui. Ir pasikeitus juridinio asmens vadovui, paramos gavėjas per 10 darbo dienų įsipareigoja apie tai informuoti NMA. Čia yra tokia naujovė, kurios, tarkim, nebuvo praeitam laikotarpį, tai šitą tikrai reikėtų atminti. Praktiniai patarimai. Jeigu žūmis dokumentas su žvaigždute ir neleidžia ten nieko nepateikus, palikus tuščią jums toliau keliauti, tai jums neaktualus, tai pridėkite tiesiog vordinį tuščią dokumentą ar parašykite pavadinimą neaktualu ar kažką tokio. Pildant nuolat išsaugoti dokumentą, paeinat keletą žingsnių ir išsaugot. Jeigu neveikia žūmėje kažkas, nepavyksta kažko pateikti, ar info portale, aišku, gal dar pirmiausia mums reikėtų pasiskambinti, pasiklausti, ar yra gal jau tokia problema, žinoma, bet šiaip taip darot print screenus ir siūsti į info@nma.lt. Jeigu pateikus mokėjimo prašymą vertintojas po to reikalauja kažką pakoreguoti, tai mokėjimo prašymo koreguoti žūmį sistemą interaktyviai nėra galimybė. Tai reikėtų parsisiųsti mokėjimo prašymo Word formą iš NMA svetainės, nuorodą čia įdėjau. Saugoti visus dokumentus papkėje arba kompiuteryje. Jei dokumentas tikrais parašais, tai jis turi būti originalus. Ir konsultacijas tikrai teikiama dėl to vieno projekto jūsų įgyvendinimo, nes jūsų sėkmingas įgyvendinimas ir mums yra labai džiugus. Tai ir biure Gedimino gatvė 55 Kaišiadorys, ir elektroniniu paštu, ir telefonu. Ir dabar neįdėjau, bet gal tikrai kokių klausimų turite.